Na ką, draugai, pasiruošę darbui, tik tai dar norėjom pradžiai patikrinti, ar čia tikrai chromaksas plienas. Jeigu chromaksas plienas, tai stiklą jis pjaustys. Jeigu aogamis, nelabai turėtų pjauti. Tai, nes chromaksas turi 64-65 Hz tuose peilius. Pabandom. Sudėtingai. Tai vis dėlto neaišku dar, ar čia chromaksas ar aogamis, bet stiklą kabinti nori kažką, bet pjauti sudėtingai jam. Na va, biškį kabina. Bet iš tikrųjų įvertinčiau kaip kokį 62-63 Hz, nes sunkioji stikla. Nebent gali būti, kad per daug korozijos paveiktas ašmuo. Vėliau patikrinsim. O dabar, ką mes pradedam geometrijos tvarkymą. Tai truputį galit pasižiūrėti. Truputį gali pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Na vis dėlto tikrai greičiausia, kad čia bus aogamis, nes neatrodo kietas labai plienas, bet rėžia į buteliuką, bet sunkiai. Manyčiau, turėtų būti aogami kažkur iki, tai dar pasibandom. Kažkur tarp 61-63 Hz, tai ne galandės galėčiau pasakyti. Tikrai čia nemanau, kad gali būti chromaksas, arba jau labai silpnas. Ir tokių silpnų chromaksų nesu sutikęs. Tai va, gražiai pasidarėm geometriją, daug nuimti labai nereikėjo, bet jau yra gyvas plienas viduj, neturi jokių korozijos ženklų. Iki draugai, dar bus video.